nusikelkime į truputėlį senesnius laikus su Langagių kaimo dramos studijos artistėmis mėgėjomis, kurioms vadovauja mūsų bibliotekininkė Aldona Dockienė Planuojai. Ir šiandien pirmą kartą jūs jas išvysite. Jos vaidins Izabelės Lukošienės pjesę Močiutė Pūkų. Visas Vadžgirietės Izabelės Lukošienės gyvenimas su drama ir knygomis. Neseniai išleido pjesių rinkinį apie meilės pinkles, o kompiuteryje guli jos didžioji svajonė knyga apie savo linksmą kūrybingą gyvenimą. Taigi linksma ir su gudria pabaiga ir jos pjesė, kurią dabar matysite. Viskas vyko kaime. Kaip ir daugeliui kaimo žmonių, taip ir močiutei laiškanešė atnešė ilgai lauktą pensiją. O nuo jos viskas ir prasidėjo. Taigi gražaus jums reginio. Prašau. Labą dieną, močiutė. Labas, Irutė. Gyvuoji, močiutė. Pabiški, Irutė. Laukiai manęs. Čia nelauksi, laukiu, aišku. Tai tavo dienelis šiandien. Tai galvoju, Irutė, gal dadėjų biški pensijų Aš labai štai, man atrodo, kad atėjau. Aš taip... Valdžia žadėjau. Žadėjau, kad pažiūrėsim, tai man atrodo, kad atėjau. Tu žiūrėk, va čia. Prisimeni, kiek aną mėnesį gavai, pažiūrėk, va čia akinius turi, pažiūrėk, va čia ant daug pasaškų, va. Pažiūrėk, daugiau, ne? Dadėjau, vaikelį, 20 litukų. Kaip žadėjau? Va, malonu, ne? Malonu. Turėsiu galų kartu. Taip, va, viskas, dadėjau, tai netimi, žinai, jo? Labai gerai, šitą skaičiuojam. Dėlius. Nes pinigas mėgsta skaičiuoti, žinai, va. 100, 200, 20, 40, 270, viskas apėsim. 4, 5, 6, bet čia 10 turėtų va. 10, paskaičiuok. Skaičiuok, pinigas mėgsta skaičiuoti. Gerai. Sakoma, tai ta krizė baigės. Ale kartais imam tų pinigėlių pritrūksta, va. Laiku išmokėt. Nu, kur tau nepritrūksi? Tu dirbančiųjų tik sauja, o pensininkų milijonai. Ai, žinai, Irutė, man ta krizė buvus, nebuvus. Ar ne vien žmogus gyveni, vaikų, anūkų turiu, visiems biškiai padėti. Aš irgi padedu, žinai, turiu vaikų, anūkėlių, reikia saviškiam padėti. Bet pačiuk, žinok, viskai per daug dosni, išdalini. Aš tai duodu, bet biški savo pasilieku. Nu, žinai, juodai dienelė, a susirgtų, a ką, nu, taip, ale, tai ką aš čia vapu, ne mano žiedai, mano bukus. Čia man reikia kištis. Kažkai, ką darysim su laikraščiu, va, ar sakysim? Nu, tai ką, vaikelį, sakysim, aišku, kad sakysim. Aš čia laikraščių dabar. Aš kvitą tai jau išrašiau, žinai, iš karto, vis tiek jau mučiutė visą laikus visakai, va. Tai kiek dabar, Irutė, bus? 54, 93. Kantukai. Čia, žinai, kaip visada užsakė. O vaikelį, kad gražus. Oi, gerai kelionį sukriaušiu. Ačiū. Nu, tai lėksiu, žinai, visi laukia, visi va, jau tą dieną visi laukia. Gerai, tai lėkiu, mučiutė, lėkiu, va. Sudė. Pūkų, močiutė, ar laukia? Tai kaip dabar nelauksi jūsų? Laukia, nedažnai aplankot? Nu, nelabai, kaip gyveni? Kombišė savo kaž. Sakyk tu kada nors močiutė. Būt visų nuotėkė atėjom tavęs aplankyti. Kad nebūtų tau liūta, gal tau reikia ką nors padėti. Matai, atostogos prasidėjo, tai turim daug laisvo laiko. Gal ir rytą palaistyti. O gal malką atnešti? Gal turkės nuvalyti? Kokius voratinklus prablaškyti? Grindis pašluoti. Pavėktus išvalyti. Nu jau ne. Belaukdama laiškanešis visus darbus nusidirbau, neturiu ką pasakyti.
pakilo, nenoriu. Tai močiutė, kas labai tyliai, švelniai, nustus galvas, Ne, žinokit, ne. Žinau, kad gražiai dainuojat, bet ne. tu ką tu? Tai gal daryti, ką močiutė? Kaip reikia užsitirti pinigėlių. Matai, močiutė, poreikia į Kauną važiuoja, į ekskursiją. O mama smulkiom išlaidom darė tik 20 litų. Nu, močiutė, ką su 20 litų? Mieste galima nuveikti? Nieko. Nu tikrai tas 20 litų šiai dienai gal ir auto. Sakau, gal 50. Tikrai, močiutė? Tikrai? Nu gerai, būtų 50. Duosiu 100, bet žinokit, draugiškai pasidalinat, nesupyksta. Gerai, gerai. Ačiū, močiutė. Nesubėgsim, sudėsim. Ate, močiutė. Močiutė, aš vėl sugrįžau, o vienoje einantį pusiaukelį. Taigi išvėl tau laiškas, matai, susiplepėjau. Alekus atidaviau. O laiškas, Alekus, kas man tą laišką parašė vaikelį? Skaityk, aš laikraštį. Nedažnai gaunu laiškų. Nu, tai gerai, močiutė, lenkiu, Gerai, su Dievu, Irutė. Oi, mamytė, dovanau, kad trukdau tave tokių žemiškų reikalų. Bet mūsų UAB smarkiai sumažino etatus. Likau be darbų ir be pinigų. Todėl vyksiu į Angliją uždarbiauti. Tik va turiu bėdą, matai, kelionė ir gyvenimų pradžiai Anglijoje reikėtų bent 1000, o aš turiu tik 900 susispaudęs. Gal ir šeimai kokį litą kitą reikėtų palikti, tai varyt pas tave atvažiuoju. Arūnas, nu tik ką dabar vaikui, nu reik padėti, ale kas ta 100 šiais laikais, ten 200 reik pasisakyti. Labas, močiutė! Labas, Martelė. Pienelio atnešiau, gal įsivirsi makaronų, košį. Gal vaikeli gerai, žinai, pabaigiau neseniai. A sveika? Kur čia būsi sveika? Kraujų spaudimas nepakilo. Ai, tu vaikeli 170, atėjai šiandien. Taigi aš tau sakiau, kad tu nepulk prie tų savo nepabaigiamų darbų, bet ne 100 metų gyvesi. O kas vaikeli tos darbus nudirbs? Anūkai? Jo, anūkai, kad tik nenudirbs. Mačiau, paštininkė buvo, tai ką gero papasakojo. Buvo vaikeli, man tiesa, Arūnų laišką gavau Tai šiandien. ką gero rašo. Pinigų bagočius atvažiuoja. Išlygite savo miestą, matai, jam karvės, mėšlas smirti. O tiesa, kad apie tą mėšlą įsišneko, mano žaloji buliaus susimanė. Už vieną tikritai žadėjau pinigus mokėti. Gal išeitų paskolinti? Nu, žinai, Martelė, šiandien gavau pensijukę, gal biškį dadurčiau. Gerai. Kiek tas bulius, kaip Nu, būtų gerai 100. O, kad jau kur praeito mėnesį 50, dabar 100. Viskas, pagalba, čiūtė, rytoj už vieną mokėsi, tai duos. Nu, ką darysi, štai žmogus gali palaukti. Žaloji nepalaukti. Ačiū, močiutė. Labas, močiutė. Turiu va, atnešti. Labas, brolienėlė. Retokai susitinkam. Ką padarysi, skirtingi tie mūsų keliai. Gerai, močiutė, tai aš įbėgsiu. Kaniuką vakare užeisiu pasiimti. Jau kada vaikelį tu turi, įsilaikyti padarėti. Ate. Riečia nosilina. Vieną vaiką turi. Ir tas jau bičių. O ką man daryti? Mano panas tai tikras jau nespėjau pinigų. O iš kur man jų paimti? Tėvas, pusiau invalidas, nieko dirbti negali. O pensijai gauti mat per sveikas. Nu, matai, nieko nepadarysi. Vargšas tas mano Jonukas. Gimė silpnutis be sveikatos. Nu, pagrandukas, žinai. Per sena buvau, kai jaunom vaikus gimdžiau. Tai va, tą pagranduką reik pas daktarą žodžiu vežti. Sako, dešinį šauną kažko gelia. Gal kepenis užsidegė ar ką? Ale nu, ko vaikeltos kepenys gali užsidėti, atrodo, negeria vaisių. Jie nežinau, aš išsiprašiau iš darbo. Mat vaikam dabar atostogos, tai mums valytojoms lengviau. Tik valgos negavau. Dėjau kelis litukus, nuėjau į parduotuvę, žinutės nusipirkau ir neturiu. O mašinai tai benzino reikia. Negražu tokias močiutė prašyti, bet žinok, neturiu tos išvykti. Gal sakau paskolinti nuo 100 litų? Nu, ką vaikel darysi, dėl ligos? Ne, 100 gali
pas daktarų, kad nepablogėtų vaikui. Tai gerai, tai ačiū, tai ką, aš jau rytoj iš ryto anksti važiuoju. Gerai, atsargiai važiuok vaikelį, atsargiai važiuok. Ei, ką, mamulė? Mamas, tu kas tave laikydami? Jeigu ne kaimynė, nu. Šitai, kas labai pavargau. Aš norėjau tai paklausti, tu tūkė susirūpinus, tu tūkė surūpinus, atvaras patarė, o gal rūdis pastypo. Galėjai dirbti, to rūdžio neturi, tu dvarų vaikelį apsidaryk, koks čia dvaras pas mane. O gal sveikatingi netarnauja? Va, atspėdė, o liuks pakilus šiandien, kad vykas... Garantuoju, aš gal išmoku, aš va tada tai paimsiu, paminkysiu, pamasažuosiu, bet man atlikus praeis, pamatysiu, garantuoju. Aš moku, aš dar rengtis būtent sąs. O tai gal einama, kokius apšauna? Nu, visai visas turbūt negali. Nu, a turiu vaikelį. Ne, aš čia greičiau. Ane, tu man pasakyk, nedyti, kam tas medus tau, jeigu... Kaip tai, kam tik medus nuo visų lygų, tik va čia pakratinį kažką patyrinti, ir būsi sveika kairyti. Nedyti, man spaudimas patyrinti. Nu, reikia spaudimą numušiu, va čia patyrinti, padaryti, pamatysi. Nu, žinai ką, Edith, aš tau pasakysiu, nevark šiandien. Jau išdalinau pinigėlis, neturiu tau nei litukų. Ai, kaip meluoji, negražu. Pašiniki, mačiau, pensija, gavai, nu negražu. Gavau, Edith, bet jau išdalinau pridūšius nei litukų. Nu, bet, tu tikinti, muteriškai. Ką čia tikinti, čia dabar kam prisėm, a dabar gražu meluot, šputeriai. 40 dievų įsakymų liepia nemeluot, oi, tu nieksi pragarė už tą melą. O aš nežinau, turbūt supyksiu, eisiu muštis. Ne, sės, nereik nesimušk, atleisau, gal taip nedarysiu. Kol gyva būsi daugiau. Kol tu gyva būsi, man daugiau kitos nematysi. Būk to žmogus. Nu, nepyk, skolus netidaviau. Va, vaikeli, ką žadėjai? Tu bet pati vieną, kaip nepažįsti. Neturiu. Bet paturėsiu būtinai. Bet dabar, močiutėlė, pabūnu, paskūlį, ben keliom dienukėm 10 litukų, duniukai, Žinai, Jadzė, baik, važiuok policija kviesti. Nereikia, tyliu, nereikia tos policijos, tyliu, skreba sena. Man dravoja, čia pinigai aptepus, gerai, eini. Kas daugiau aplankys, tik kaimynai. Močiutė, nebijau, čia šalmantėlis. Nu, va, dar vienas prašytas. Močiutė, atėjau jūsų paprašyti. Mama jau buvo. Tau lengva vaikel paprašyti, buvo mama. Nepaskono pinigėlį tik iš rūkų, tai iš rūkų supykus. Aš atėjau paprašyti jūsų, kad jūs jeigu turėsite pinigų, neduokite mano mamai. Lengva vaikel pasakyti, neduok. Ateina, žegnojasi, kai sako, prašo, klaupėsi, sako, vaikam duonus neturinti. Nu, maimu pasigailė vaikel. Dar meluoja. Netikėkit jūs. Duonus jeigu neturim, tai žinokit kruopas. Verdam ir valgom. O pinigus tai išmokite degtiniai. Nu, kad jeko. O paskui tai ir tą mūsų broliuką. Tai taip būna. Taip, vakar dar... Oi, mačio, Nesakyk, kad aš čia rūčiutė neleisiu. Pane vaikeli, kur aš tave tokį diskį pagrūsiu? Jeigu po stalų girta, gal nematysi. Užeik, Jadzyt, užeik. Kas dabar? O Jėzau, močiutė, labai nelaimė. Mano gysena, avarija, sutraiškė mano sūnų. Jadzyt, kur? Kada? Ką? Pamačiau. Ką tik nuvežė į ligoninę. Gydyti, skaityti, lopyti. Oi, negaliu, žinok. Na, jau pasakysiu. Ai, tau vandeniu. Labai negaliu. Nulikiu pas daktarą. Pas daktarą nulikiu. Daktaras sako, nu ką
tai viskas. Nu tai gerai, duok. Kaip tai buvo, tik giliuko, negelbė savo matėlių. Pala, Jėdzi, kurį tu čia dabar vaikelį gelbėsi Almatėlę, Juliuką? Žinoma, Almatėlę. Nu, kad ją kur kas suskėlį numerį? Aš negalvoju, Žinai, ką, Jėdzi, aš šitų 10 litukų neturiu. Paskolinau Martelę Likutį, po kelių dienų sakė gražins. Tai ką man daktarui sakyti? Nu ką, vaikeli, liek, pasakyk, po kelių dieniukių gal surengsi kaip nors. A, gerai, a supratai? Supratau, nu ką, dar galėjai? Nu tai reikia, liek. O, mama, tu čia, gyvai sveika. O aš galvojau, kad tave prie avariją girtą sutraiškė. Didžiulį kraujo bala. Čia išnekė. Bala, o tai kur Almatėlis? Nežinau, žadėjai anksčiau grįžti. Aš sakau, kad netekau sūnaus, negersiu, nerūkysiu, prisiekiu, tik tai būtų sveikas gyvas atrašų nešiūsiu. Žinai, ką jie viskai minėlė? Tu čia ne Alpi. Lėkit, Alpi, nepažiūrėk, gal ne viskas vaikel tai blogai. Gal, žinai, gal viskas ten vis bus gerai. Nu, lėk, bet ačiū, kad priminė gerai. Lėk, vaikel, lėk. Ir aš eisiu pažiūrėti. Juliuk, palauk, biškai, tu palauk, pabūk. Gal gerai, sako, tu pabūk. Čia liūdininkų avarija, tai matė kažkas liūdininkų, tai matau yra. Reikės paliūdėti avariją. Tai jau paduosiu teismą, prisidėsiu pinigų. Daug pinigų tada. Pabūk. O, tu čia. O, nailioja. Labai nusigandau. Kelių didžiulių kraujo bala. Ten ne kraujas, ten raudonas vynas. Mes jau tas vyras ėjo iš parduotuvės, vyno nusipirkęs kelius butelius. Taigi pergriuvo, sudaužė tą vyną, tos butelius ir pasidėlė tas vynas, va tau ir kraujas raudonas. O, jei tu čia, tai kaip mamą sugrąžinti. Žinai, ką Juliuk neik, palakstys, pakvailios, įsikvadėrios, geresnė bus jūsų vaikai nemuš. Viskas gerai, aha! Mano Almatėlis, prašau, vėlis! Bet nerūpi ir tave sukodinai! Tai jau nemuš mamą. Čia man nedaryk pasamautus prieš žmonių, kas čia dabar muša tave? Ačiū! Viskas, sėskė, biškai. Pavaikyje. Kad viskas gerai, vaikeli. Viskas gerai. Tu bet nelabai. Kas nelabai, vaikeli? Žinau, ten tikrai nekraujo balai, ne. Būti kas? Maiščiau, palaišiau. Negaliu kaip čia. Nu, būk žmogus, nu. Žinai, ką Jadzyte, aš tau pasakysiu, vaikeli. Niekada. O dabar visiems sudėkama daugiau jokių kukų. Ai, mėlė, nebus daugiau. Tūkstančius metų jau Baltija glosto, gintaro krantas